galėtų kas nors įsikalt svarą, kapitonas Lietuva. Ką aš čia sulėtėja? Blemba. Eik tu, ką pridirbu, Simai, tai padėk man. Hello? Yes. Yes, I want to ask a couple questions about your projects when you're doing anesthesia for tattoos. Gali būt, kad biškai apsišyks. Patatuoja, pamasažuoja. Aš matau papus ir biškai dabar užmečiu akį į liūtą. Tai tu šiek į liūtą. Gražus papai. Ką tu, blemba, čia gydai, glušas? Yra, blemba, planšetės, yra kalkio aparatas. Ką tu čia bandai, ką tu čia ant plevelės dabar klijuoji kažkokią tai huinę? Du Končitas po nepasitikimo, laimėjo Končitą Euroviziją, ne? O kur baigė? Prilaikykit šitą čiūvą. Pasidariau tą. Prilaikykit šitą bičą. Konnichiwa! Ko? Sveiki, mėly žiūrovai. Ar pasiruošę pamatyti pačias blogiausias tatuiruotės, pačias siaubingiausius tiktokus išrinktus iš interneto platybių, žiauriausius video susijusius su tatuiruotėm, jų apžvalgas, išjuokas, pajakavimus ir gražius komentarus? Ar esate pasiruošę šitam? Tikrai esate pasiruošę? Tai pasižiūrim, keliaujam, pažiūrėti, ką mums turi Simukas paruošęs, pasidalinsiu kartu su jumis. Brazilas Spidermanas. Wow. Atrodo, kad Spidermanas bandė įlyst pro langą ir jam tiesiog su langu privėrė galvą. Čia, man atrodo, šiaip yra, kaip ne trendas, bet, tipo stilistika. Jo, aš kažką panašaus esu matęs, bet čia vis tiek panašu, kad jį bandė sučiulpt, jį įtraukinėjo metaversas ir tiesiog galvą pradėjo čiulpt kaip į Jumanji žaidimą. Gal jam bandė pačiulpt. Ką? Ko? Gal jam bandė pačiulpt. Čia gali būti penis aprengtas Spidermano kostiumu. Čia turbūt yra aprengtas penis Spidermano kostiumu. Laukiu, kada kas nors išsitatuiruos svaras, kaip kapitonas Lietuva yra apsirengęs. Galėtų kas nors įsikalt svarą, kapitonas Lietuva, ir galėtų irgi rankoje laikyti kokią nors, pavyzdžiui, Urugvajaus vėliavą. Kodėl ne? How much does it cost to get a tattoo by you? My day rate's $2,000. For the day, it's 2,500 an hour. Yeah, I like to charge about $10K an hour. I really, hate broke people, so I want to make sure that, they can't afford tattoos. Yeah, it's $10K. Kaip tau? Gerai, aš tai ką? Kaip tau Amerikos kainos? Blem, Amerika, seniai. Aš žinau, pas mus vienas kolega yra išvažiavęs meistras, kuris ten sėkmingai gyvena, daro tatuškės, daro biznį, Jumeinas, šutautas Jumeinui. Tai kiek žinau, jo čardžas būdavo štuka $750 į dieną, man atrodo, gal net už 6 valandas. Tai, ką aš žinau, aš manau, kad irgi gal reikia pradėti taip čardžinti. Padaryti vieną tatuškę per savaitę ir gali gyventi, ir man tai tiktų. Tu norėtum, Simai, tiek uždirbti? Jo. Norėtum? Tai eik mokintis. Aš per mėnesį norėčiau tiek uždirbti. Eik mokintis. Per mėnesį? Gerai, rytoj bus tau sudarytas planas, mokslu, būsi tatuškių meistras, matai, kad visi gali. Tai žodžiu, kodėl ne? Paleidžiam dar vieną į laisvę. Oi, čia biš per greitai, ką čia padariau, paspaudžiau, aš tą 2x, eik, tu aš nesigaudau. Tiesiog sustabdyk. Ką aš čia sulėtėja? Blemba. Eik, tu, ką pridirbu, Simai, ateik, padėk man. Dabar jis 0,5. Eik, tu ką daryt, 0,5, ką daryt? Ir bus normaliai? Ne, jis daro kažkokį greičių, neaiškiai. Blemba, technologijos, ne man hebra, žinokit. Ir pasveikinkit su Simu. Labas, Simai. Simai, parašykit gražų komentarą, kad myli Simuką. Gerai, galiu paleisti jau. Pirmą paskaitom. After full front, we got customer again doing 2 leg sleeve, 2 arms finished and fix up chest. Both bomb. Both bombu. Čia turėjo būti ne bambu, o nam. Tipo, kad, Both nam. With 7 artists. Stay tuned to see the result. Davai, gerai, žiūrim. Žiūrim, kas bus per rezultatas po šitos tragedijos. Jeigu bus. 7 meistrai pypsi, žmogus beveik lavonus. Kur rezultatas?
Ką? Nėra. Žodžiu, Kito 7 tikro. meistrai reipina žmogų, kuris pajungtas ant aparato, ant širdies aparato, žodžiu, pypsi, vapšė palatai daro tatuškę, 7 meistrai ir neparodė galutinio rezultato. Jūs įsivaizduokit, kad iš 7 meistrų nei vienas padarė gerai tatuiruotis, nei vienas nepadarė gerai savo darbo. Viskas atrodo tragiškai, garantuotai. Aš jau buvau sakęs kažkuriam epizode, kad po šitos anestezijos yra vienas influenceris iš Amerikos jau pilnai negyvas, nepamatė galutinio rezultato savo tatuškės, tai galiu tiek pasakyti. O čia, yra visiškas idiotizmas, blemba, šitaip. Gerai, aš rezultatų neradau, bet aš šitą profilį nuėjau. O, kitur WhatsApp'ą reklamuoju. Šiaip galim paskambinti numerį, jeigu nori. Turi numerį? Jo, WhatsApp'o numeris nurodytas. Davai, pasakyk man numerį. +62 Aha. 81 81 99 99 90 90 35 35 61 61 2. Indonezija, aišku. Nekelia ragelio. Hello? Hello? Hello. Yes? Yes, I want to ask a couple questions about your projects when you're doing anesthesia for tattoos. Oh, yeah. Okay, how much is it? If I example, want a full back. Pull back with anesthesia? Yes. Maybe I charge sick. What? 6,000. 6,000? Back. What? 6,000 Yeah. what? 6,000 euros? 6,000 out Australian money. Can you repeat, please? Yeah? Can you repeat? 6,000 what? Sick. Huh? $6,000. Ah, 6,000. Australian. Yeah. Okay, good. And is it possible to see the artist's Instagram to see their work? Yeah. I send to you. Okay, thank you. And one more question. Is it anyone died? Is it possible to die? Yeah. Okay, thank you. Bye. Send Thank me you, Instagram. Bye. Is it possible to die? Yeah. Tai va, kaip matot, patys jie neatsako žodžiu už šitą visą reikalą. Galima numirti, jeigu norite. Visai neįtikėtina. Žodžiu, už 6 štukas galima numirti. Jie daro Indonezijoje, tai jeigu ką, galėsim jums duoti kontaktus, duoti telefono numerį, galėsit pasiskambinti. Žodžiu, jeigu jums atsiboda gyventi ir norit mirti su nauja tatuškė, užmušiau mušę, ką tik va, anestezija. Jeigu norit, kad jums tai pasibaigtų, peace. Parašykite komentarus, jeigu norit kontaktų. Pizdakai, tarakonas susilaikstė ant nugaros, pakrita kojom, tabaluoja, dildasika tiesiog pagal kirkšnis mojuoja, vienu galu pataturuoja, pradeda skaudėti, kitų galų pasimasažuoja, pataturuoja, pasimasažuoja. Aš manau, turėtų visai gal patogiai būti. Gali būti, kad biškai apsišiks. Pataturuoja, pamasažuoja. Pataturuoja, pamasažuoja. Gali būti, kad viską ištaškiau. Wow, ką aš žinau, labai įdomiai. Tatu joga, žiūrėk, ir be pirštinyčių, be nieko. Blemba, tu pažiūrėk, kokie akiniai, kančia Ironmaną vaidinu. Blemba, įdomu, jie įrodo informaciją, kaip daryti. Tai irgi čia turbūt ant Google Glass rodo. Ant Google Glasses. Ne, čia ne Google Glass. O kas čia yra? Čia padidinamieji. Kad? Kam jų reikia? Nu, tai pažiūrėjau, Tu pažiūrėk, jie subinės dydį, tai aišku. Juvelyrika, kai darai, naudoji šitos sakinius, kad matytum detalės mažai. Nu, tipo kaip mikroskopą. Aš ant šitos šiknos, manau, nebereik padidinimas. Tai jinai, kad vat matytų iš arčiau, tipo, kai savo. Pažiūrėk, kaip jinai įsilankščias. Jinai pilnumoji jogą užsiminėja garantuotai. Įdomu, čia visur pati tai pasidarys. Perfect. So now you can lift them up. Nice. Perfect. Loud
Deep bark bite. Loud bark, deep bite. Taip, garsiai lok ir giliai kask. Uf. Vaf! Vaf! Gerai, nu tai nukalė ką. Garsiai loja skaudžiai kanda. Tikra Viskas kalė. gali pasakyti. Simai, tu man šitą atsiunti turbūt, kad į popus pažiūrėčiau. Ne, aš tai liūtą mačiau. Nematau liūtę. Čia. Matau liūtę. Čia liūtą. Aš matau liūtę. Aš matau popus ir biškį dabar užmečiau akį į liūtą. Tai tu šiek į liūtą. Gražus papai. Gerai. Making a stencil wasn't always this easy. Before printers and thermal paper, this is what tattoo stencils looked like. Ką tu, blemba, čia gydai, glušas? Yra, blemba, planšetės, yra kalkio aparatas. Ką tu čia bandai, ką tu čia ant plevelės dabar klijuoji kažkokią tai huinę? Ką tu čia apsipiešinėjai? Nusifotkini su telefonu, ar nusifotkini su planšetė, arba su telefonu, atsispausdini ant lapo, per kalkę apvedžioji, viską pasidarai. Ką tu čia darai? Čia old school. Koks čia old schoolas? Nu, istorinis, tipo. Tu video praleidai. Niekas nepraleidau, viską žiūriu. Nu, tai praleidai. Istoriją pasakoju, kad taip pirmas tatų darydavo. Nu, davai, pabaigai. Ai. 30-aisiais, 40-aisiais taip darydavo. Žiūriu. Prieš karą. Žmogom šokį be reikalo. Aš galvoju, tau kietai bus čia įdomu, tipo kažką. Esi taip daręs, paklausi. Ne. Su čia, su Žinai, kaip aš čia sudaręs? Su anglim. Ne, žinai, kaip mes darydom anksčiau. Pavyzdžiui, pizda, čia absurdas. Žodžiu, kaip aš pradėjau daryti, buvo labai populiaru DVD. Mes tada žiūrėdom DVD grotuvus. Ir mes į DVD diską arba į CD diską įsirašydavom, šitų prisikeldavom paveiksliukų visokių. Ir žodžiu, tada įsijungdavai per teliką tą paveiksliuką. Ant teliko ten tipo pasididindavai, pasimažindavai. Dar telikai buvo tie stikliniai, žinai. Ant teliko užsidėdavom tiesiog aplankalą, žodžiu, sąsiuvinį aplankalą, su tušinuku apsivedžiodavom prie teliko, va taip laikydami vienas laiko, net lipnios juostelės neturėjom įsivaizduoti, ubagai. Žodžiu, vienas laiko, kitas su tušinuku viską apvedžioja, bet turėdavai daryti veidrodinį variantą. Žodžiu, su tušinuku apvedžiodavai, tada ant odos patepdavai šito pažastinio ir klijuodavai tą pusę, ant kurios su tušinuku pieždavai, užklijuodavai, nuklijuodavai ir tipo ten kažkas lygdavo. Lygiai taip pat. Tai tattoo history, jeigu jums domina tattoo history, galim papasakoti daugiau. Tai tiek. Kaip tu įvardinai, pažastinis? Jo. Ai, A kaip jūs vadinat? Kaip tu ragiai vadina? Tai tiesiog šituo dezodorantu. Pažastinis, seni. Pažastis dezodorantuoji pažastis, pasitepi. tai pažastinis. Pasitepi arba pasipurši. Su kuo? Su Su pažastiniu. dezodorantu. Su pažastiniu. Įskiltas Su pažastiniu. diziku tiesiog, va. Gerai, nebegribau. Ai, nebegryba. Nebegribau. Non-stop. Non-stop ką? Non-stop valgyk. Non-stop gerk alų. Non-stop daryk presą. Jis visiškai nedaro, tai čia bus apie alų arba valgymą. Arba lovos reikalus, gal ne? Per aukštai bambas. Ne. Per aukštai gaktos. Čia turėtų būti žemiau. Non-stop. Tai bet jie gal tiesiog šai labai ir nesidaro ant Aš gaktos. manau, kad jisai čia turi omeny. Vėlgi, nenoriu nieko įžeist. Non-stop to bomb. Non-stop to deliver. Non-stop deliver food. Non-stop choose Volt. Non-stop choose Bolt. Non-stop fuck Volt, choose Bolt. Okay. Pizda, dar vieną pakabą jis atrado susilankščiusi.
Kur tu trauki šitos kibardus? Ką žinau. Va šitą paną tikrai bačkoje augino. Čia net ne jos koja. What the fuck? Čia jos koja. Eik tu, na. Ji atrodo, kad iš pažasties auga ir taip Ir dar susijungia. yra, kas sako, kad nepatogu darytis taip pakėlus. Jinai atrodo, žinai, anksčiau, kai būdavo Windows XP ir kai užmygdavo ekranas ir tie makaronai va taip eina per ekraną, keičiasi, žinai, tai jinai va šitas, čia nuo jos Ne, čia ne references. Windows XP. Jo, bet tai tuose 98-uose irgi būdavo, A, ne? eidavo grafika, va, nuo vieno Nu, okei. kampo, peršoka į kitą kampą, peršoka į kitą kampą, peršoka į kitą kampą. Va toks variklas. Jinai atrodo kaip tavo ausinukai ant laido. Jinai atrodo kaip tą vieną spagetį bandai sugaudyti iš puodą. Jo. Jinai atrodo kaip bandai slieką ištraukti iš žemė. Nu niekaip nesučiu, tokia nesuimama, jinai kaip materija kažkokia įsilankščiu čia, tu juokauji, čia net neįmanoma. Čia feikas. AI's. Koks? Kur apsikabinęs bičias. Kaip naikinti. Ką apsikabinti? Kitam Ai, bičiui. o, gerai. Aš čia tokį panašumą radau tokį. Į ką čia tau panašu? Į mane ir Aleksą. Eik, tu apsikabinę. Atrodo, kad maitina krūtim. Atrodo, kad mama pasusidinus ant kelių vaiką ir tatuiruoja petį. Atrodo, kad ne mama, nu gerai, gal tėvas ant kelių pasisadinę savo jau biškį paaugusi berniuką. Tata glosto Du tatos. galvytę, jo, du tatas prisiglūdęs prie krūtinės, daro Čia jūs tatuškę. tatuiruotojai šiais laikais, va, esate tokie, va, Kodėl tu mūsų vadini? šiuolaikiniai tatuiruotojai, va, du tatukai. Du tatas. Vienas tatas, antras Vienas ta- tatas. Vienas tata, kitas tatu. Eik, tu Salvadoro Daly pasidarė ant pėties. Gerai, gražu. Salvadoras Daly maladės bičius. Du končitos nusikirpė plaukus. Du končitos po nepasitikimo, laimėjo končitą Euroviziją, ne? O kur baigė? Tatai ant kelių. Bele ką. Kodėl aš neturėjau tatuiruočių mašinėlės, kai mes kasdavom bulves, kai važiuodavom į laukus kast bulves. Susėdė visi traktorė priekabui, mes važiuodavom į lauką. Laiką. Jo. Keliavom Bulvių laiku, į bulvių lauką. Vaikas Tai žodžiu, ir važiuodami tikrai turėjom solidaus laiko, tai galėjom kaltis tatuškės blemba priekabai. Netgi kai rinkdavom vaikai nuo ūkininkų laukų akmenis, kad nesusidaužytų plugai traktoristų, kad technikas negadintų, mes važiuodavom priekabai į tą lauką, rinkti akmenų ir turėdavom lygiai taip pat kokią valandą, kur mes galėjom kalti savo tatuškės. Kokia, va, tau idėja videkui. Prilaikykit šitą čiūvą. Pasidariau prilaikykit šitą bičą. Pasidariau tatu, kasdamas bulves. Pasidariau tatu, melždamas karvę. Pasidariau tatu, žaisdamas su savo ką? Pasidariau tatu, lupdamas Simą. What the fuck? Gerai, nelupsim Simą, Simas yra geras žmogus. Ką aš jums noriu pasakyti dabar? Va tiek gavau, pagaliau susitvarkiau YouTube'o AdSense'ą ir tiek gavau šaibų už paskutinį video. Negavai tu tiek. Čia labai daug, per daug rodai. Tu tiek negavai. Tikrai gavau. Max 2 monetas gavai. Dėkauju, ačiū už jūsų šitas peržiūras, kiek žiūrit. Ačiū už tai, kad parašot, pakomentuojat, palaikinat. Jeigu pažiūrėjot iki galo, tai pasiskraibinkit, prašau, šitą kanalą. Arba galit niek nedaryti. Gali viskas tiesiog taip ir eiti toliau. Aš esu patenkintas, man tiek tai reikia, žinokit. Aš nesu didelių poreikių žmogus. Kiek gaunu, tiek užtenka. Ne, subscribinkit. Nu gerai, maldauju, blemą, subscribinkit. Kas čia ateina į galvą? O ne! Atsiprašau, Baltic Body Artas, kad jūsų nepaminėjau. Tai Baltic Body Art, eikit pirktis priemonių. Jeigu norit pradėti daryti tatuiruotės, Baltic Body Art jums sudės pilną setuką, ko reikia pradedančiajam. Sudėsim mašinėlę, sudės rašalus, sudėsim kapsus, sudės viską, ko jums reikia nuo A iki Z, norint pradėti tatuiruoti. Baltic Body Art.
Baltic Body Art, Baltic Body Art. Va taip va. Baltic Body Art, va. Baltic Body Art. Gerai, iki, blemba. Čiau.